Salon Polityczny. Beata Wittmann, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Remigiusz Šimasius, poseł na Sejm, Ruch Liberalów Litwy. Jedną nogą już prawie mer Vilna. Dzień dobry. Dzień dobry, labas rytas, sveikinam. Ačiū. Kol kas dar pirmo turo rezultatai, bet iš tikrųjų labai jais džiaugiuosi ir noriu visiems padėkoti už palaikymą. Rezultatai pirmo turo yra tokie, kokiu tikėjotės, ar jie pranoko jūsų lūkesčius? Aš iš tiesų beveik nebijojau, kad pateksiu į antrą turą. Tikėjausi, kad būsiu pirmas, bet kad bus tokia persvara, tai truputėlį pranoko mano prognozę, sakykime. Tikėjotės, kad pateksite į antrą turą su Zuoku ar su Tomaševskiu? Maniau, kad greičiausiai su Zuoku, bet tikrai neatmečiau tos minties, kad ir su ponu Tomaševskiu. Bet dar labai svarbu, kad ir Liberalų sąjūdis gavo tikrai didelį palaikymą. Mes kaip prieš metus laiko kėlėme savo tikslą, kad 14-15 vietų laimėti ir 15 ir laimėjom. Tai iš tikrųjų tuo metu žmonės sakė, kad jūs per daug čia optimistai. Bet man pasitvirtino eilinį kartą principas, kad reikia kelti savo tokius uždavinius, kurios būtų ne tai, kad lengva pasiekti, kad būtų labai sunku pasiekti. Ir tada tai papildomai motyvuoja. Iš tikrųjų ir kartais pranoksta netgi tos optimistinius dalykus. Dabar kova prasideda iš naujo? Na kaip jinai tęsiasi, bet be abejo antras etapas iš naujo bus ir naujų dalykų, ko gero toj kovoje. Kokių naujų? Na, aš kaip sakau savo draugams, tai esu pasiruošęs purvo vonioms. Nes tas matęs ir pirmo turo pabaigoje jau, ta kadencija baigiantis meras, jis iš tikrųjų pat tada, kai pajuto, kad iš manęs didžiausia grėsmė ir jau labai didelė kyla, iš tikrųjų metėsi į įvairius asmeniškumus, gandų skleidimą, nes gandų aš prisiklausau dabar apie save tokių, kur 20 metų negirdėjau. Ir, tai nėra malonu. Žodžiu, daug apie save naujo sužinojot. Bet tai nepaveikė rinkimų rezultatus, reiškia... Man atrodo, kad apskritai, aš tokio principo visą laiką linkęs laikytis, kad jeigu kovoji, tai reikia kovoti ne su kažko, o už kažką. Ir, nesinori man ir antram turė kovoti su savo varžovu, bet kovoti už Vilniečių pasitikėjimą. Gerai, 2011 metais savivaldos rinkimuose jūs turėjot apie 6,5 balsų, procentų balsų dabargi už jūs balsavo beveik 15,5 procentų rinkėjų. Ar manot, kad čia naujų rinkėjų sąskaita, ar pagerėjo rezultatas, tai atimėt iš kitų partijų? Čia dar didesnį šuolį iš tikrųjų mes padarėm. Lietuvoje daugiau gavom, o Vilniuje tai apskritai. Mes buvom anąkart net nepatekę į tarybą, o dabar 25% Vilniečių balsavo už Liberalų sąjūdį ir 34% už mane. Tai aš manau iš tikrųjų, kad tai yra ženklas, kad vis dėlto Vilniečiams truputėlį nusibodo tas senas veikimo stilius. Aš kaip sakau, praeities politika. Nes ta propagandos mašina sumišusi su arogancija. Tai kur tada buvo jūsų rinkėjai, kurie nebalsavo, o dabar kodėl pradėjo? Aš manau, tuo metu tiesiog laikas buvo kitas, tai vienas dalykas, rinkimų kampanija nebuvo sėkminga. Ne, aš manau, kad dalis jų balsavo už poną Zuoką, dalis balsavo už socialdemokratus, dalis už darbo partiją. Aš labai tikiuosi, kad mes įtikinom ir dalį lenkiškai kalbančių Vilniečių, kad galima mumis pasitikėti, kad mes lygiai taip pat atstovaujam visus ir Vilniaus Lenkus, ir Vilniaus Lietuvius, ir Vilniaus Rusus, ir Vilniaus Estus, ir ką tik tai norim. Tai aš tikrai manau, kad mes iš labai įvairių rinkėjų gavom papildomų balsų. Jūsų rinkėjų net neatbaudė, tai jūsų simpatijos lenkiškiams postulatams. Pavyzdžiui, kad būtų mišios lenkų kalba katedroje, kad būtų lentelės lenkų kalba, tame tarpe ir Vilniuje. Taip, ir aš iš tikrųjų man asmeniškai tai yra vienas iš didžiausių džiaugsmų šito rinkimų kampanijoje, nes aš suprantu, kad kaip lietuvis politikas, aš pakeičiau gerokai retoriką. Bet jūs rizikavot. Jūs nežinojot, kad... Aš tikrai nežinojau, bet aš žinau vieną dalyką ir ką gyvenime nekartą sudaręs, kad kartais reikia tiesiog daryti tai, kas atrodo teisinga. Ir man atrodo vėlgi, kai aš žinojau, kai aš pasakiau tuo metu Lenkų diskusijų klube, žinojau, kad tai išeis į viešumą, kad mano supratimu nėra teisinga, kad pagrindinėje bažnyčioje Vilniaus katedroje mišios lenkų kalba nevyksta. Ir aš kaip tikintysis kreipiausi į arkivyskupą Gintarą Grušą, kad tai vyktų. Ir po to dar kartą kreipiausi. Aš žinau, kad... Ką jums atsakė arkivyskupas Grušas? Kol kas, kaip aš supratau, bažnyčia nėra tam pasiruošusi, bet akivaizdu, kad ateis tas laikas. Ir aš tikiuosi, kad tas laikas ateis greitai. O kaip jūs suprantat tai, kad bažnyčia nėra pasiruošusi? Ko bijo bažnyčia? Man atrodo, bijo tokia neapibrėžta baimė. Kaip mano 5-metė dukra bijo vilko ir mišką eidama. Ką jūs sako? Bet sako. Bet vis tik žinot. Ne, žinot kaip. Mes ilgai gyvenam tokiuose savotiškose apkasuose. Ir man labai dėl to apmaudu, tiesą
sakant. Oi, čia vienai pagalvos, kitai pagalvos. Na, aš puikiai žinau, ką dalis lenkiškai kalbančių vilniečių kalba, Dobručilį, Veikalį, Litvin, ar ne. Ir lygiai taip pat tarp lietuvių yra tokių nuostatų. Ir bažnyčia iš tikrųjų, na, man atrodo, kad jai truputėlį irgi pritrūksta drąsos atsiminti, kad Dievas girdi žmogų visomis kalbomis. Bet čia būtent arkivyskupai pritrunka? Ne, aš nemanau, kad tai arkivyskupas. Arkivyskupas yra tikrai modernus žmogus ir aš nebejoju, kad jo pozicija yra palanki. Bet vėlgi bendra nuotaika. Bažnyčia žiūri į bendrą nuotaiką. Ir vėlgi, aš nenoriu čia kaip politikas jau labai šnekėti, nes tai yra tikrai bažnyčios reikalas. Aš kalbu kaip tikintysis ir visuomenė aktyvus žmogus. Tai užtat jūsų oponentai ir atakavo, kad jūs kišatės ne į savo... Jo, tai buvo ir iš pono Zuoko, ir iš visų kitų kandidatų buvo labai rimtas užsipuolimas šito klausimu, ir iš konservatorių taip pat, bet aš labai aiškiai pasakiau. Vienintelis turbūt Tomaševskis nepuolė už tai. Negirdėjau, kad pultų, tikrai turbūt ir nepuolė. Ir beje, vėlgi, tai yra turbūt labai aiški iliustracija, nors man nepatinka pono Tomaševskio veikimo stilius. Tai yra, manau, kad politikas iš praeities, bet faktas yra, kad yra daug klausimų, kur mes, liberalai ir Lenkų rinkimų akcija, vieninteliai balsuojam vienodai, ar dėl lenkiškų pavardžių, ar dėl kitų dalykų. Tai ar sudarysit valdančiąją koaliciją kartu su Lenkais? Vėlgi, norėčiau biškį klausimą pakeisti. Ar kartu su Lenkais, ar su pono Tomaševskio vadovaujamu bloku? Nes aš tikrai manau, kad mes atstovausim Lenkus Vilniuje geriau, negu atstovauja ponas Tomaševskis ir be koalicijos su jo vadovaujama partija. Supratau, o sudarysit koaliciją su konservatoriais, taip? Mes iš tiesų esam sutarę iš principo, kad su konservatoriais dirbsim kartu. Mes turim daug panašių minčių ir daug skirtingų minčių, bet bendra linija vis tiek, kad skaidrų, atsakinga, sąžininga Vilniuje yra ta pati. Ir iš tikrųjų vedam konsultacijas šiandien su Socialdemokratų partija ir su Lietuvos sąrašo partija. Aš manau, kad gal ir su Tvarka teisingumu šnekėsimės, bet kol kas su Socialdemokratų. Žodžiu, su visais, tik ne su Lenkų rinkimų akcija? Ne, su visais, išskyrus pono Tomaševskį ir pono Zuoką. Komentatorė sako, kad liberalai tampa kone lygiavertė jėga konservatoriams. Iki šiol jūs buvot laikomi kaip jaunesniojo partnerio konservatorio, dabar jau? Na, matot, Europos parlamento rinkimuose mes irgi 1% tik tai skiriasi mūsų surinkti balsai nuo konservatorių. Šį kartą vėl yra tas skirtumas panašus ir, man atrodo, dar mažesnis. Tai iš tiesų jau esame tapę. Ir aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad Lietuva keičiasi. Kad, na, kuo liberalai, man atrodo, išsiskiria, kad mes nesame pikti, mes žiūrime į ateitį, mes mažai darome barjerų Lietuvoje, neieškome vidinių priešų. Tai man atrodo, kad atėjo laikas būtent tokiai politikai. Kaip manot, kodėl ne viena Lietuvos partija nesugeba rasti kalbos su tautinėmis mažumomis? Anksčiau dalį balsų nuo Lenkų rinkimų akcijos į Rusų alijansų sugriebdavo Darbo partija, dabar net šito nebuvo. Aš tikrai labai tikiuosi, kad nemažai balsų mes surinkome kaip liberalų sąjūdis. Vėlgi, pirmą kartą mūsų žmogus pateko Šalčininkų rajono tarybą, ar ne? Pati Lenkaitė Julija Mackevič, ar ne? Aš pats asmeniškai pažįstu labai daug Lenkų. Ir tiesą sakant, nei vieno iš jų nežinau, kad būtų akcija Vyborča fanas. Daugelis iš jų balsuoja už liberalus. Kai kurie gal už socialdemokratus galvoja, bet aš tikrai esu tikras, daugiau negu tikras, kad labai daug lenkiškai kalbančių Vilniečių palaiko ir ne pono Tomaševskio, o kitas jėgas. Tuo tarpu politologas Kęstutis Grinius sako, kad Lietuva nekreipė dėmesio į mažumas ir todėl Lenkų ir Rusų koalicijos rezultatai sustiprėjo. Aš manau, kad jeigu vertintume 15 metų perspektyvą, tai jis yra teisus. Iš tiesų, man asmeniškai tai atrodo labai neprotinga, neteisinga ir nesąžininga, dėl to aš pats asmeniškai visą laiką, nežiūrėdamas į tai, ar bus daug balsų, ar nebus daug balsų, ypatingai daug dėmesio kreipiu į lenkiškas ir rusiškas ir bet kur, ir mokyklas prašausi, dėja, ne į visas lenkiškas mokyklas mane priima. Tai čia Vilniuje, taip. Čia yra tema, bet ten, kur pavyksta ateiti ir pasišnekam, iš tikrųjų labai gerai pasikalbam ir su moksleiviais, ir su mokytojais. O visas rusiškas mokyklas priima? Na kaip, sakykime, tokio labai aiškaus durų užtrenkimo į rusiškas mokyklas nebuvo, bet ne į visas dar esu nuėjęs. O į lenkiškas kai kurias dėja buvo labai aiškus signalas, kad nereikia. Jei laimėtumėt, tai ar pakaks jums galių susikalbėti su taryba? Ar manote, kad reiktų čia ir įstatymo pakeitimų dar, kad kompetencijos mero
kurie pirmą kartą renkami yra tiesioginėse rinkimuose, sustiprėtų? Iš tiesų, palyginus su praėjusią kadenciją, tiesiogiai išrinktas meras, aišku, jisai formaliai nedaug galių turi, bet būdamas išrinktas tiesiogiai, jisai realiai turi daugiau galių, nes elementariai nebepriklauso nuo tarybos, negali vieną dieną tarybos susirinkti ir sakyti, išrinkam kitą. Ir žiūrint į koaliciją, jeigu aš būsiu išrinktas antrame ture, o tikrai tuo tikiu, jau vien su konservatoriais sudėjus mes turim 24 balsus iš 51. Ir iš tiesų aš manau, kad mes turėsime dar vieną arba du koalicijos partnerius, galbūt ir 3, bet greičiausiai 2 sakyčiau. Ir aš manau, kad tų balsų tikrai pakaks. Žodžiu, turėsi stiprią daugumą, su kuria bus lengva dirbti. Manau, kad turėsim tikrai pakankamai stiprią daugumą ir manau, kad kadangi ruošiamės daryti, kai mes kalbame apie tai, kokius dalykus darysime, yra dalykų, kur skiriasi galbūt požiūriai mūsų ir tų žmonių, su kuriais šnekamės. Bet yra daugumis dalykų yra visiškai vienodi. Na tai elementariai, kad savivaldybės įmonėse būtų skaidrumas, kad baigtųsi ten ta švogerių respublika ir būtų nepriklausomos valdybos, kad būtų skaidrumas, atvirumas. Tai yra dalykai, kurių moderni šiuolaikiška partija negali nepalaikyti. Todėl aš manau iš tikrųjų, kad ir bus žmonių iš kitur, kurie tai palaikys. Ką darysi su Vilniaus veža? Vilnius veža, tai yra visiškai aišku, ją mes parduosime. Parduosite. O ir Lituanika, ką darysite? Ir Lituanika yra sudėtingesnis klausimas. Tikrai noriu pasakyti, kad neturime tikslo jos uždaryti ir noriu nuraminti žmonės, kurie turi bilietus arba planuoja pirkti, bet akivaizdu, kad prieš 3 metus teikta kompanija patyrė visišką fiasko, nes ir nedirba pelningai, kaip turėjo, ir nepritraukė strateginį investuotoją, ir Vilniui perveža tik 3% keleivių. Tai akivaizdu, kad arba jam reikės surasti strateginį investuotoją, mažai tikimybės, bet pabandysime, arba reikės išlaikant reisus, kiek tik tai įmanoma, vis dėlto su ją irgi atsisveikinti. Nes jeigu per metus tiek būtų skirta lėšų darželiams, kiek skirma Lituanikai, tai problemos senai būtų nelikę ir būtų viskas išspręsta. Kompanija sunaudoja 14 kartų daugiau lėšų negu visos Vilniui turizmui skirti pinigai. Tai yra visiškai nesuprantama. Bet gal tai tik pradžia, gal paskui bus rezultatai, gal dar reikia palaukti. Žinot, yra Europoje tokių avialinijų, kurios vadinasi miestų vardais, pavyzdžiui, Air Berlin arba Brussels Airlines, bet jos yra nacionalinės kompanijos. Bet tokių kompanijų, kurios vadintųsi nacionalinės valstybės vardu, būtų miesto, jų nėra ir tiesiog taip neveikia niekur. Tai mes galime čia bandyti išrasti dviratį kvadratiniais ratais ir apsimesti, kad jisai važiuos. Bet jau vėlgi, prieš 3 metus buvo labai aiškus pažadai, kas bus. Ir visi jie patyrė absoliutų fiasko. Absoliutų. 60 milijonų maždaug litų yra mūsų paskaičiavimais išleista į Lituanikai. Kas skrenda į Lituaniką, tai jeigu jūs sumoka, tarkime, 150 eurų už bilietus, tai žinokite, kad mokesčių mokėtojai irgi tiek pat sumoka už jūsų kelionę. Man pačiam, kai teko skristi, tai buvo nejauku, žinant tą faktą. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū, dziękuję. Dziękuję. Naszym gościem był Remigiusz Šimašius, poseł na Sejm z ruchu Liberalów Litwy.